Šiaulietis Vladas Baranauskas vėl pakliuvo į policijos akiratį. Buvęs sportininkas kaltinamas miesto degalinėje sumušęs 20-metę merginą. Ją apspardė, apdaužė ir išlupo garbiniuotų plaukų sruogą. Manoma, kad konfliktas įvyko dėl to, kad 20-metės merginos nepažino Baranausko. Baranio jos nežinojo, kad Baranis yra miesto autoritetas. Kiekvienas miestas turi savo autoritetą. Kaunas daktarą, Klaipėda Gaidjurgį, Trakai Narkušą, Panevėžis Pinčią, Šiauliai Baranį. Autoritetai pasižym tuo, kai yra kiečiausi mieste, laika vierchus, tur geriausias panikės ir visi jų bijo, nes gal bet kam padaryti pastabikę iš kojas į galvą. Nu, gal nežinot Baranauską Antaną, kur parašė Šilelį. Gal nežinot bankininką Baranauską. Gal nežinot istoriką Tuomą Baranauską. Nu, bet Barane, Šiauliuos neįmanoms dalyks. Todė Šiaulių autoritetas dabar turės sėsti į teisiamųjų suolą. Nu, ne pirms karts, niekad tuokit. Gerai, nu palik mane. Aš nekaltas. Nu gerai, Baranis yra zborkė su policija papuol pastoviai, nes jis ir Baranis, o ne ožys. Autoritets ir nupaveiksluots, kai su draugeliu važiava audiniai biški į kalis. Papuolė į avariją, todė vyrai policininks išdėja į šuns dienas. Į paskaitę, ką mentai žinotų, kas yra Baranis ir kas yra ožiai. Hebra, netikėkit ožiais. Tikėkit va tokio. O tie normalūs mentai privažiavo, bet kas yra kaziulai, jie, o taip, į Vilnių atvažiuos pas daktarą, atvažiuos ten. Atvažiuos pas mane į kalėjimus visur, yra Baranis ir yra ožiai. Mes, lietuviai, privalom pažinti visus Lietuvos Baranauskus. Ne visi jie parašė Anykščių Šilelį, ne visi jie yra istorikai ir anaiptol ne visi jie yra giminaičiai. Dabar ne apie tą Snoro Baranauską, o apie Šiaulių princą. Šiauliai turi princą? Hebrekė ten viską turi. Tiesa, princas dabar šiek tiek pagyvenęs, tačiau pastabikė, žiūrkikiai iškojikės visada gali padaryti. Netikėkit ožiais. Tikėkit va tokio. O tie normalūs mentai privažiavo, bet kas yra kaziulai, jie, o taip, į Vilnių atvažiuos pas daktarą, atvažiuos ten. Atvažiuos pas mane į kalėjimus visur, yra Baranis ir yra ožiai. Kitą kartą Baranis vėl papuolė į policiją. Įkalęs 2,38 promilės. Su alkotesteriu nesutika, todė paprašė nupaveiksluot savo subinę. Mano subinę nupaveiksluok. Baig, Vladai. O tai. Autoritet savo subinę tą vakarą parodė 4 kartus. Paskutinį kartą rodė pas daktarus. Šiaulių daktarus, ne Kauną. Baranis buvo labai supykęs, nes sakė, kad davė jiems 100 baksų, kad nustatytų blaivumą, o jie nustatė girtumą. Šią progą Baranis vėl paprašė nupaveiksluoti subinę. Kiek aš turėjau dolerių? $800. Kiek aš padau tiem $100. Nupaveiksluokit mano subinę. Dabar Baraniui grės bauda už viešuosios tvarkos pažeidimą. Suprantams dalyks, kai jaunesnis miestą panikės nepažįst Baranę. Vyresnis tai tikrai žin 100%, o dabar žinos visas. Karoč. Gerbiamieji mūsų žiūrovai, vyksta atranka į talentingų balsų ieškantį muzikinį šou Lietuvos balsas. Jeigu manote, kad turite ką pademonstruoti, registruokitės www.lnk.lt. Na, o mes savo transliaciją šiandien jau baigiame. O kas nematėte laidos nuo pradžios, kakadu galite žiūrėti 22:35 Info TV kanale. Likite su LNK. Netrukus dviračio šou.